Gerą dieną, vadybininkai. Aš nuo ryto cirkinas. Vakar vadyba parašė, kad 7 ryto pakrovimas. Tai čia aš terminal 1 jau švakar atvažiavau. Atsikėliau 6:30. Ant 7 nuėjau į ofisą. Saka, nėra info. Nu, nėra. Tipo, sako, gal vakarė įkrita info, dar nesavaikščiai ir tipo ateik 8. Ateina 8. Sako, okei, tipo, info yra, bet dar neturim žuvies. Tipo, aš paskutinį sąrašę ant perkrovimo. Nu gerai, sako, ateik 10. Ateinu 10. Tai tas kur ofise sėdi visas nepatenkintas. Tipo, ko čia atėjai, jauskis kaltas, kada atėjai paklausti, kada perkraus, nors pats parašė, kad 10 valandą. Kažkas tą parburbuliavo, tipo, da 5 minutės lauk. Nu, laukiu aš ten tam ofise. Išvarė lauko. Nors nieko nedariau, tiesiog tyliai stovėjau, nei telefoną neturėjau nieko. Nu, okei. Išėjau į lauką, palaukiau 10 minučių, galvoju, gal nusiramins. Pareinu. Jau visas malonus, jo, tai viskas okei, tipo, užrašyk telefono numerį, mes tau paskambisim, nes dar neatvažiavo žuvis. Nu, gerai, galvoju, net skambik. Ir vadyba irgi rašiniai, ar krauna, ar nekrauna, nu, žodžiu. Ir dabar rezime parašė vadyba, kad važiuočiau į ten, kur vakar iš tikrųjų, į tą žuvies terminalą, nes tipo šitie nebetur laiką manis perkrauti. Nu, tai važiuoju dabar tenais, kad perkrautų, tai perkraus, persikabinu priekabą kažkur tai čia nais aplinkui ir varysiu į Bergeną, o tą žuvį, kurią dabar man pakraus, tai važiuos, kiek supranta, į Angliją. Bet dar reikia man nuvaryti padangą, tą susitvarkyti. Oro dar neleidžia, viskas okei, bet kaip ir turiu bookingą servise, tai parašiau vadybai, kad reikia man į servisą, ten gaunas apie 20 gal 30 kilo ratas. Tai dabar žiūriu, kaip tik parašė. Tai tipo gerai galėsiu varyti iki serviso, kiek suprantu. Nes tipo parašė, ar tau reikia vieną ratą keisti. Nu tai nežinau, ar jie keis tą ratą, ar nekeis. Bus matyti. Tai va, lėkiu žodžiu, persikraut, žiūrėsi, ką jie tenais papasakos. Nu va, perkrovė. Šiaip greitai, gan jie čia perkrovė, valandžikė kokią. Nu, eik aš ant kameros, tai negaliu tavęs nepraleisti. Valandžikė užtruko, kol perkrovė ir jau vadyba rašo full speed to langas, tai nebekeisti čia gardamonę priekabo, nes tas dar nepakrovė kolega mano, kitas, su kuriuo turėjau keistis, tai pasikeisi langas ir tada jau vsio. Pasiėmu kitą priekabą ir į padangų montažkę ir į Bergeną. Tai va, toks apdeitėlis, tokie mano darbai. Rytoj jau Bergenė išsikraunu ir galimai arba bus perkabinimas, bet netikiu, nes aš iki 6 vakarą galiu dirbti, tai jaučiu, kad išsikraunu Bergenę ir da važiuoju gal dagdėvė iki kokią žuvyną ir darysiu pauzę 24 valandų. Tai nėra blogai, šiaip žiauriai greitai savaitėlę tą praėję, net nespėjau sureaguoti. Labai gerai būtų, kad ir antrą savaitę taip greit praeitų. Bet kas įdomu, kad vasarą tas laikas baisiai greit eina, o žiemą jau biškį lėčiau. Tai va. Nu, va, vieną priekabą atiduota. Liko pasiimti kitą. Šaldyta visokių nesąmonių prikrauta, 66 paletės, man atrodo. Tai neskabėdamas prisikabinau ir
Gazu. Kur ta mano priekaba, aš jau ją prisijėmiau. Štai kur jį. Latviukas pakrovė iš Admir transporto. Nu, eika, nepaini, kas tau yra ten. Žodžiu, kabinuosi ir varau servisą ant padangų remontuoti. Tikiuosi, pakeis naują arba kažką darys su šita, nes ten tas metalas, tai ten baisiai atrodo. Priekaba jau sakiau musėt, kad prisifotkinau jau aš ją. Tai tik kabinuos ir viskas. Šaldytuvas tylusis, fainiai. Pažiūrim, ar balnas užsifiksavo. Ai, blemba, kaip trenkiu per sąnariuką, oi. O Jėzus. Ir pataikyk tu man taip tiesiai. Saliarkas dar kažkur iš šaldytuvo pakeliui reikės užpilti. Bet jau čia po servisą. Ką čia servisą reiks atsikabinti? O, a nereiks. Jaučiu, kad reiks. Viskas. Gazuoju. Nu, da negazuoju, reikia užsirašyti valandas. 13:15 startas ir rytoj 10:15 Bergenas. Dabar jau viskas, lėkiu. Nu tai baigiu atlikti Kiljardalę tunelę, šito ilgiausia tunelė Norvegijoje ar Europai, nežinau. Liko 4 minutės iki uždarymą, ten va priekį važiuoju plovėjai, tai tikiuosi, kad aš dar spėsiu jį įlysti. Nes nenoriu čia stovėti pusę valandos veltui ant kelio. O rugsėjo mėnesį, kiek girdėjau, tai uždarys šitą tunelį 25 km. Naktim iš vis nebus leidžiama važiuoti, žodžiu, nuo 6 ryto iki 6 vakaro eismas bus galimas, nuo 6 vakaro iki 6 ryto bus uždaryta 2 metam. Po 2 metų prasidės praleidimai kažkokie, tai žiemą turėtų būti čia reikalų apvažinėti tą tunelį. Tai va, tokie reikaliukai, žodžiu, padangą man sutvarkė. Nenufilmavau servisą, nes ten viskas greitai, tik tai spėk atsikabinti, spėk prisikabinti. Kiaurai nebuvo įlindus, jeigu mano tie montavimo sugebėjimai išeis, tai įmėsiu fotkelę, kas ten buvo įlindęs, kas ten per strypos. Šiaip nemažas, tai kaip mažasis pirštas, gal biškiai didesnis. Tai va, ką čia, 25 km tas tuneliukus. Ar 24, neatsimenu, bet žodžiu ilgas. Tik sakau, neatsimenu, ar ir Europai jisai ilgiausias, ar tik Norvegijoje.
Jeigu pasigūglisi, parašysi apačioj. Bet jaučiu, kad negūglisi. Tai vat planas toks, kad turi rytoj 10 valandą rytą išsikrauti, bet vadyba jau rašė, kad gal išeis anksčiau išsikrauti, nes kaip ir turi jie žuvies, tai visur ant streso, ant gazo, nes turėsi rytoj jau 24 pradėti daryti, nes planavau, kad darysi Bergene tik išsikrovęs. Čia šito šaldytus, bet kažką jie turi. Tik neparašė, kur vežti. Nes parašė tipo labas, kada tau ko reikia, kada atstoji, kada namo, turi slow loading. Tai tas slow loadings ar lėtai krauna, ar kažkur važiuoti, kad neskubant. Nu, tai pamatysim rytoj. O dabar ką? Varau. Tai vis dėlto nespėjau aš pro tos tunelius pralysti. Čia, nežinau, kaip jų matysis, po kairę yra tos mašinas, kurios plaunu. Prisipylė į bačkas vandens. Ir savo mazguoja tuneliuką. Kiek aš jau čia laiką? 2-5 minutės prastovėjau į tunelį. Ir dabar važiuoja gal kokį, nežinau, 10-15 minučių. Bet jau pabaiga, lyga 2 kilai, man atrodo, iki išvažiavimo. Tai šiaip pustytėse laiką nemažai, tai nežinau, iki kur aš šiandien nuvažiuosiu. Iki kur nuvažiuosiu, iki tiek būsiu nuvažiavęs. Dar reikia parduotuvę sustoti, nes, kaip ir pirmai sakiau, neaišku, kur aš važiuosiu tą žuvį pasikrovęs, tai reikia apsidrausti, kad būčiau sotus per 24. Dar šiaip dar turi iš namų atsivežę, tas sasisko yra. Tai nenumirsi tikrai. Tai dar vienas tunelis uždarytas. Dar nesigūglinau, kiek laiko iš čia bus uždarytas. Bet jaučiu, kad pastovėsiu dar. Spėju, reikia eiti. Dešrelį pasišildyti, nieko nebus. Tai buvo tas reguliuotojas atėjęs, sakė apie 40 minučių, gal anksčiau paleisti, tipo sėdėk mašinai ir nekišk nosies. Nu tai sėdžiu savo spakainas. Oi, tie tuneliai. Tai ko laukiu, va ir vakarienę pasidariau. Tai turi kavos aparatą, mikrobangėlą, bulvių košę, kelias dešrelės. Ir būsiu sotus. Kiek čia užtrukau 5 minutės ir gatavo. Dar reikia kečupą įsitraukti. Tai va, skanaus man, o aš ką, valgau ir laukiu toliau. Ko laukiu, galiu va pro langą pasigrožėti. Ten kriokliukus fainas toks visai. Ką nerojus? Rojus. Svarbu laikų neperdirbti, daugiau jau koks skirtumas. Nu ką, važiuojam. Kiek čia gavos man 36 minutės atstovėti. Tai gavos tunelį, anam pauzė 15 išėjo, čia gavos, tai bendro liko 3 valandas 20 dirbti. Tai gal iki Bergeną davažiuosiu, čia va kolega atsiuntė parkingų Bergene. Tai žiūrėsiu, jeigu nerasiu ten, kur nužiūrėjau, gal tada varysiu iki Bergeną paties, nežinau, bus matyti, bet dabar tai jokie skirtumai, jau pavalgęs, sotus, tai galiu ir iki Bergeną važiuoti. Tai taip gavus, kad atlėkiau iki vietos, tik tais tiek, kad nelabai čia man patinka stovėti, nes yra ženklai, kad ale negalima su įjungtai šaldytuvai stovėti, bet čia žiūriu, šitą Volvo stovi su įjungtu, ten stovi su įjungtu. Ką žinau, net nežinau, kaip čia kas. Čia aš biškį kaip ir ant įvažiavimą, bet niekam netrukdau, čia mašinas išsuko lygtais, viskas normaliai. Čia vietas pilna, su 2-5 gali sukti.
Nu, tikiuosi, kad nieks nepažadys, o jeigu pažadys, sakysiu, ai, kvieskit mentas ir rašykit. Bet neturėtų, sakau, va čia ne vienas birbis to šaldytuvo, tai manau, aš čia be reikalą stresuoju. Žodžiu, varau gultis ir po 9 valandų pauzės varysiu išsikrauti. Iki rytojaus. Nauja diena. Išsimiegojau, viskas tvarko, nieks neišvarė, nieks baudos lapelį nepalika, nieks nebuvo atėjęs, nežadina. Tai nuvažiavau jau aš ten prie rampos, aš čia grinai prie pat iškrovimo miegu. Nuėjau į ofisą, kažkoks susirinkimus, galvoju, velniop, žinau, kad yra rampa, prisiparkuoju prie rampos, tik prisiparkuoju prie rampos, atliek dedulis. Negalima parkuotis, kol nepasakiau, kad kur yra rampa. Tai gerai, sakau, nėra problemų. Tipo, neturim vietos, duok telefono numerį, paskambėsim. Nu, viskas, užsidariau durise, atvažiavau vėl, kur stovėjau ir lauksiu, kol paskambės. Čia sakė apie valandžikę laiką. Jau vadyba rašė, kaip man sekas, kur aš ką veikia, jau išsikroviau. Tai nuliūdinau, kad neišsikroviau. Žodžiu, laukiu skambučio ir varysiu krauti žuvį, nes musėti jau paruošta. Tik sakau, įdomu, kur iškrovims, nes tipo slow loading. Ką tas slow loading reikia, sužinosiu tik tais nuvažiavus krautis. Su kairė ranka biškį sunku vairuoti, neapratęs tik su vieta. Baigė išsikrauti, kas čia liko. 6, man atrodo, paletės ir varysiu vėl gazą. Ten va išsimetinėjai, iškart skanuoji ir vežas į šaldytuvus. Čia pizzas, ledai, visokie bagečiai, taip toliau. 35 minutės ir tūkstantis. Reikia vadybai rašyti. Kas džiaugsis jėrmi, nes dabar yra kiek 11, po 11:10, o tipo žuvis paruošta 8 valandą. Baigė atliekti iki žuvyną, tai pakeitė planą, nesužinosiu, kas tas slow loadingas, tai pasikeitė, žodžiu, tiek, kad laikas kitas pakrovimą, nebe 8 ryto, o 2 valandą dienos ir pasikrovus, kaip visada, į langusą. Langusą nusimeta ir gal daduos. Aš prašiau, ar duos kažką šeštadieniui, kad kažkur važiuoti, ar jau reikės ilsėtis ten iki kokio pirmadienį. Tai sakė, lyg tai kažką duos. Tai, žodžiu, pasikraunu, pavažiuoju kokias 2-3 valandas ir stoju pariniui. Nes kas čia dabar yra 1:30, man iki 6:30 aš galiu dirbti. Taip, ką čia turim? Empty loaded. Empty pro dešinį. Loaded po kairį. Aš, žodžiu, statau čia į parkingą ir einu pasiklausiu, gal netyčia jie man kažką duos. Anksčiau gal bus krovinys paruoštas. Labai norėčiau. Laudė tai krautė, ne? Jo, krautė. Empty dešinė. Na, žodžiu, parkuojas ir einu žiūrėti. Šiaip sakau, labai norėčiau, kad anksčiau pakrautų, nes Berge negaliu papulti, aš tenais į kamščius, kur tas tunelis visas kasą rausi, dabar važiuojant irgi biški buvo, bet iš mano pusės nebaisi, bet va grįžtant tai baisaliniai kamščiai. Išlipu iš fūrų, žiūriu, pirštinės padėtas. 60 kg atsivežiau. Nepamečiau, nes važiavau ir 8 ir daugiau. Dedam atgal. Labai džiugu, kad nenukrito, nes man atrodo vienintelis tik liko.
Nu tai kaip nekeista. Sakė, varyk krauti. 3 paletės dar nepadarytas, bet sakė, gal pasikrausi padarys. Tai super! Padusau čia tą kalną, kol užlipau. Važiuojam, pasižiūrėsim, kur čia, kaip kas atrodo. Šiaip pietauja jie dabar čia nais. Antrą kartą, aš čia pirmas iki buvau, gal irgi prieš, mąstėt, kokius 10 mėnesių. Oi, čia gali traukia. Bet čia pačiam krautis, ką išduos elektrinę ar rankinę rioflą. Kokią duos tokią krausim. Čia padešinė vartelį mano ir aišku jums nesimatys. Parkuojas ir laukia, kol ateis. Tai po biškį kraunas jau. Spėkit, kokio rioflo gavo, elektrinę ar paprastą? Aišku, kad paprastą. Paprakaituosi biškį. Nu, vai pavaigo. 3 paliečikės dar apsuko, o sekančias 6 jau su krautuvui stums. Aš kaip visai neskubėdamas, bet visai fainai kraunas čia. Nu, pakrauta. Vandenėlis standartiškai, upeliai. Liko man iki pauzės 4 valandas 30 rodo kaip tik. Nu, pauzės nebelieka kem 5 minučių. Tai varau pas Simką Lūkės, nes dar neėmiau šiandien negėriau. Ir kažkur varyt. Prašaut Bergeną ir kažkur stot už Bergeną, nes jaučiu, kad čia bus kamščių. Ką, aš jau po pauzės 24 valandų. Čia tokiam parkingėlė sustovėjau. Tenai namukė yra tulikas, dušas, tai visas kvepiantis. Kipsiu į darbus. Einam standartiškai pasižiūrėsim, kaip atrodo galas, kiek vandens pribėga. Būtų švarus vanduo, tai galėčiau čia galvą įsiplauti. Tai iki Oslo liko apie 300 kg. Tai nusimesti reikės Osle, nebe Languose. Ir tada jau varysiu imt kitą priekabą. Gausiu šiandien biškį panaktinėti iki kokių 4 rytą. O daugiau jau vėl vien dienom varysiu. Tai va, kol kas toks lengvas apdeičiuks. Fainas parkingas su gražiais vaizdais. Aidas skaniai užsidegė, kad tepalą reikia. Tai parašiau šefai, kur gauti tepalą. Reikės išsipilt biškį. Nes rašė, kad trūksta apie 7 litrų. Tai įdomi, kad naujas skanė ir jau suėdė tiek tepalą. Šita gražuolė. Viskas gana bezdėt kimba į darbus, nes jau 24 valandas ir 2 minutės kaip stoviu. Tai baigiu atliekti priekabos numetimo vietą. Turėtų fūra būti su švediškais numeriais. Tik nežinau, jisai miegos, nemiegos, nes aš jam kaip skambinau, jisai sakė, kad prieš 4 valandas aš jam skambinau, tai jisai sakė, būsiu už 5 minučių, tai aš jaučiu šiek tiek gal turėjo kažką išsikrauti, kažką neišsikrauti, neįsivaizduoju, nuvažiuosiu, pažiūrėsiu. Tai jeigu miegos štorkės uždarytas, aš jaučiu jo nežadinsiu, o jeigu bus atidarytas, tai tada pažadinsiu. Nu, nereik žadinti, tiesiog paduosiu popierius, pasakys, kad priekaba vietai. Ir viskas. Ką žiūrima, čia bus vietas iš vis, kur numesta priekaba. Čia jeigu ką priekį prie tos Volvo numesiu. Arba ten dar kampė yra viena vieta.
yra šitos vietos. Jaučiu. Ai va ir Mersas kaip tik. Šitas. Na ir viskas, ką varau. Atkabinėti ir kipsim į kitus darbus. Nu, viskas, mano priekaba jau išvažiuoji. Darbai atlikti laiku. Viskas tvarkoj. Tai ką, jaučiu standartiškai, ne? Video gavas toks, koks gavas. Ačiū, kad žiūrit. Ačiū, kas laikinat. Ačiū, kad komentuojat. Ir ypač ačiū tiem, kas prenumeruojat. Pasimatysim, kada pasimatysim. Viso.